Naujas sezonas, nauja vasara ateina ir pas mus automobiliai, kokių realiai niekada neturim. Tai Opel Astra, apynaujis miesto automobilis su benzininiu varikliu, labai gražiais žibintais, labai gražiom detalėm. Man asmeniškai tikrai labai gražus automobilis, raudonas su juodu stogu, panoraminiu stoglangiu, begalė visokių funkcijų, šildomom sėdynėm, alkantara, šildomas vairas, viskas inovatyvu, naujoviška, gražus ratlankiai. Juodi veidrodėliai, projekcija ant stiklo, 360 laipsnių kameros, visokie asistentai. Tai už tuos pinigus dar reiktų gerai pagalvoti, rinktis Volkswagen ar Opelį. Tik Opel, skamba įdomiai. Bet gal visai ir nieko. Tai vat, galim pasižiūrėti, kas yra salone, kaip jisai atrodo. Visai gražus vairas. Šiek tiek man nelabai patinka bėgių perjungimo svirtelė, automatinė greičių dėžė, alkantara apmuštos durelių apdailos. Dvigubi stiklai, kas man yra labai keista, kad sumontavo į miesto automobiliuką. Aklozonos asistentai. Šiaip asistentų jisai pilnas. Vietos viduj užtektinai turbūt kaip miesto mašinai. Gale aš atsisėdu pakankamai patogiai. Tai va, visai patogu čia gale. Tilptų ir vaikis po miestą važinėtis. Super automobilis. Šiaip ne tik po miestą galėsit, manau, pasiekti lengvai ir pajūrį. Jis visai gerai važiuoja. Padariau nedidelį ratuką. Išbandžiau, pasivažinėjau. Ir dar apie jo galą. Tai iš galo Opel Astra tikrai yra atnaujinta, gražus naujoviški LED žibintai. Čia yra stop žibintas, šiek tiek primena kažkokius rally automobilius. Tai va, rinkomės tarp Opelio ir tarp dviračio, nugalėjo Opelis, tikrai puikus automobilis, o daugiau užsukę į Kubiliaus 23 į mūsų saloną arba internete autovibe.lt. Labai laukiu jūsų ir iki greito.